Turbūt daugelis jau girdėjot, kad mūsų mintys, mūsų veiksmai visą laiką turi atoveiksmį. Ir jeigu tai yra blogi veiksmai, tai mes ir pritraukiame tą patį. Bet tai, kas vyksta šiame gyvenime, yra kontroliuojama ir gana lengvai. Mes išmokstame tos atsakomybės, bet ateiname į šį pasaulį ir mes gauname visas ir teigiamas, ir neigiamas protėvių istorijas. Mes ateiname į protėvių kanalą ir pasidaliname tuo, kuo mes patys buvome, kuo mes gyvenome, ir gauname lygiai taip pat iš mūsų senelių, prosenelių. Aš išbandžiau mantrų kelią, valyti negatyvę ir savo, ir protėvių karmą. Mantros tai yra maldos, jos kilę iš Tibeto, iš Indijos. Man tai yra labai priimtina, nes tai yra trumpi sanskrito žodžiai kartojami. Jie yra perduoti šventų Indijos ar Tibeto žmonių ir gana stipriai veikia. Kviečiu į kelis mantrų renginius. Dabar artimiausias tai bus pirmadienį, Liepos 8 dieną, pas mane studijoje Sakralus garsas. O kitas renginys šią temą Liepos 20 dieną gražioje sodyboje Paparcynė.